sprendimas čia, nuveda kūną ten, ar per Atlantą parplaukti, ar tikslą pasiekti, ar lygiai taip pat. Jis neteisingai sakė, tu išsigandai, jom patikėjai ir įvyko jo tiesa. Bet mes galim ją atšaukti arba ne, nes, realiai, įsivaizduoju, kai tu Votis. Tiesiog, ne votis. Žaizdos tiesiog atsidarinėjo ant viso ranko. Krūtinės įsijungia vidinės, apie kurias jis gali nežinoti. Ir jis gali rasti sprendimą va šitai. Čia, kaip sakant, nemokė plaukti, išmetei, nenorėsi mirti, autos atgaivindavo už kosmosą. Aš netgi tam tikrų preparatų iš ten atsisiunčiau, gavau, man draugulė tas kūnelis, reikia į tualetą, ar ten valgyti, atneša švėlį tą kūnelį kažkaip tais. Atsidurėme, kaip čia negerai, nepatogu, ar ne. Ir vat kažkaip teisė galvojimas. Angeliukas nori nusileisti dangaus ir laukia atitinkamo laiko. Labai gili tema, eiti savo. Prasme, žinai, du dalykus šiandien vis tiek nori sinagrinėti ir nepabėgsim vienas nuo kito. Tai pirmas, tavo istorija, žinai, kur tu buvo, tu jau šiek tiek esi pasakojęs. Man šiek tiek susipažinęs, bet ten galima giliai nueiti į psichosomatiką pačią, kiek įmanoma. Į žmogaus sandarą ir taip toliau. Ir tiesiog bendrauti irgi apie pačią psichosomatiką, apie žmogaus visą tą kūną, kodėl mes sergam, kodėl mes laimingi, kodėl mes nelaimingi, kaip tam tikros emocijos veikia ir taip toliau. Tai čia yra, man atrodo, pasaka iš vienos pusės be galo, bet kaip tu sakei, kad šitie dalykai jau šiais laikais, kai kurios problemos net įsprendžiant, pakankamai greit. Ir vėlgi, ką mes šiandien kalbame, tai yra nemedicininis patarimas, mes negydytojai teisingai. Tai yra diskusija, tai yra patirtis, jeigu Mariui tai suveikia, nereiškia, kad jums suveiks, gal jums veiks kitaip ir taip toliau, tai tiesiog vis laik pastarkit savo vaistininkų gydytojų, farmacininkų, o paskui paskambinkit ir Mariui, jeigu reikės. Tai žinai, kas mane labai kabina iš vienos pusės, prieš kiek metų tau buvo pasakyta, kad tu viskas ten iškeliaus? Prieš kokią 11 metų. Oi, nedaugiau 12-13, jo. 12-13 metų. Laikas bėga, ne? Tai ir va čia yra tas įdomusis klausimas, kaip tu jautiesi, kai tu reikia kalbėti apie praeitį. Kai tau pasakė, taip, ne, kad viskas. Aš kartais prisimenu, kai man reikdavo dar šiek tiek anksčiau kalbėti, ar ne? Ir aš tokį nueinu ir aš pajusdavau tą skausmą, ką aš išgyvendavau. Aš kai tik pradedu apie tai kalbėti, aš galiu paaiškinti, tai yra psichosomatika, yra tam tikra dalis, kuri niekada nedingsta, jie visą laiką čia ir dabar. Aš pradedu apie tą galvoti ir aš tą tokį, man tas jausmas užeidavo, bet dabar aš kai kalbu, be abejo ir tada man toks, žinot, man labai didelė nuostaba. Ir toks klausimas, aš iš tų draugų, kurie mane kažkada vežiojo pas daktarus ir padėjo tam sunkiam periode, kai jie matė tą mano kančią, žinai, jie po to, kai aš jau pradėjau lipti, sveikti, jis sako, pasveikiu, sako, jie manęs klausia, Markas, sako, tu man pasakyk, sako, kaip tu sugebėjai, kaip tu išgyvenai, sako, mes jau kai matėm, galvom, kad nieko. Ir aš sakau, aš nežinau, aš pats, suprantat, man tai yra labai didelė nuostaba, ant kiek tas žmogaus organizmas yra labai stiprus. Be abejo, be tos vidinės stiprybės, be valios, be noro gyventi. Gyvenimo to nėra, ar ne? Bet ant kiek jisai stiprus ir ant kiek jisai gali pasikeisti dėl kažkokio mažo niuanso. Aš kai šiandieną žinau, netgi nuo pokalbio, nuo suvokimo kažkokio mūsų galvoje, ant kiek gali apsiversti visas gyvenimas. Tai man pačiam nuostaba, aš labai, savo kūnų, savo organizmu, aš esu pats, žinau, po šiai dienai labai nustebęs jom. Man yra toks wow ir kai aš pats galvoju, kaip aš galėjau tai padaryti, aš esu nustebęs nuo to, ką tuo metu, kai buvau toj būsenoj, mes, jeigu kalbėsim apie tai, žinai, tai aš papasakosiu kaip aš tada galėjau tai padaryti, aš pats nežinau, bet aš žinau, kad tai čia ne aš dariau. Ne tas aš, kuris jau čia, žinai. Ten kažkas tai giliau, kas yra, į ką po to, būtent po tų pasveikimų pradėjau ir gilintis ir žiūrėti, kad ta mūsų jėga slypi ne tik čia, bet jinai dar yra kažkur kitur, ne tik fizikoje. Kai kurie sako, kad ta fizika iš viso čia yra kokie 6-7%.
ar ne? O visa kita yra kita energijos forma, kažkas viduje, aišku, mūsų mintis, jausmai, tai tokia energoinformacija, kuris kleidžiasi per mus ir svarbiausia jos yra jėga. Mes su tavim atkalbėjom prieš 10 minučių nuspręsti. Jokių problemų. Nusprendė ar ne ir po to fizika eina paskui tą sprendimą. Aš mėgstu sakyti, kad visą laiką fizinis kūnas eina paskui psichiką. Net virkščiai. Ir va tas sprendimas čia nuveda kūną ten. Ar per Atlantą perplaukti, ar tikslą pasiekti, ar lygiai taip pat pasveikti, ar ne? Taip, bet va ta stiprybė, ar ne? Ir čia jau, kaip sakant, pagal tavo tikėjimą tau bus duota. Patikėsi 100% įvyks. Patikėsi 50% įvyks 50%. Atrodo, norisi apie kitus žmonės kalbėti, bet bandom toliau apie tave, žinai. Kaip tu pats manai, nes aš girdėjau, buvai sakęs, kad pats net nežinojai, nesupratai, kas tau yra, bet tave realiai gydytojai, kaip ir, pavadinkim, nurašytas ligonis, teisingai? Taip, jo. Metai 2 sako. Kas šiaip daug. Kitiem pasako mėnesis, tau liko 2-3. Ir nebuvo diagnozės? Aš pirmiausia, diagnozės nebuvo ir aš pirmiausia... Tai ką pasakė? Aš visiems, kuriem pasako daktarai, giminės, draugai ar dar kažkas, tai kad ten tau kažkiek tais liko, aš siūlau visus siūsti. Pasiūsti kur nors. Nes nedėvoja, ne? Jo, čia būtent yra nedėvai, pagaliau, jeigu aš patikėsiu tuom, ką man kažkas pasakė, tai įvyks. Aš siūlau tikėti savim, o ne tom, kas pasakė. Na, bent jau tada šansas vienas bus, jeigu dar tikėsi. Čia tavo sprendimas yra, kiek tau liko. Davai ne mediko, ne daktaro, ne patarėjo, ne baubutės, davai netgi ne bioenergetiko, čia yra tavo sprendimas. Bet įsiklausyti tai tikrai reikia. Kas sako? Būtent jo, neignoruoti, išklausyti kaip tą tiesą, kuri šiandieną yra tokia. Bet nepridėti jai nei gėrio, nei blogio. Neįdėti prasmės, ne? Jie taip mato, ne? Vieni gali taip manyti, kiti taip gali taip. Kaip noriu aš? Ką vat iš to viso, ką aš turiu šiandien dienai patiktą, tą žinojimą, ką man su juom daryti. Mes dažniausiai išsigastam. Ir va čia ir yra. Išsigastam ir patikim jais. Tai yra atiduodam savo gyvenimą. Į tas rankas, į tą nuomonę ir nepykiam, kad va tai vyksta. O, sako, va teisingai sakė kažkas tai. Jis neteisingai sakė, tu išsigandai, jom patikėjo ir įvyko jo tiesa. Bet mes galim ją atšaukti arba fuh, nes jis sėda vis tiek pas mus ten viduj. Bet jeigu nesėdo, aš nesigandau, reiškia, nėra tos informacijos pas mane, davai subtiliam kūne giliau. Ir aš ten galiu kažką kitką. Padaryti kažkas tai moka ir... Kad netikėti, nėra čia dievų, tu pats esi didžiausias šitas kūrėjas, pasakykime, ar ne savo gyvenimo, savo sveikatos, tik tais išmėgstu tą sakyti, žinai, kad įsivaizduoju, kad mums davė šitas galias, bet neišmokino kaip naudotis. Kaip ir mes vaikui, ar ne, galim duoti pieštukų rinkinį 3-mečių ir jisai išpieš visas sienas. Bardakėlį padarė, ar ne, jam davė galias, davė galimybę, bet jis... paveikslo nenutapė, ne, bet jis, taip ir mums davė tas galias, mes jas iš tikrųjų turime, mes labai stipri būtybė esam, ne tik fiziškai, energetiškai, bet mums, nepasakė, kaip tom naudotis. Ir plus mes visą tai gavom su palikimu, davai iš savo protėvių, iš kažkokių tai senai, įsirašė vaikystė ir visą kitą, ir mes nelabai mokam tom naudotis, ar ne. Ir būna, kad tada prisidirbam šiek tiek, kaip tas vaikas. Pripešiam ne ten, kur reikia, ar ne, ir tada gaunasi, kaip gaunasi. Kaip pats reagavai, kai sužinojai? Nes tu buvai, 40 kiek? Jo, kažkur 41 metai man buvo. Visiškai atrodo, mano amžius, ta prasme, realiai. Tik pradžia gyvenimo dar atrodo, kažkas sutiktų, kad kitaip, ne, bet, sėkmingas žmogus, verslas sukūręs, ten turintis, pavalgyti už ką, žinai, ten, tiesiog gyvenantis, atrodo, gerą, normalų gyvenimą, bet čia labai bus įdomu, ar tu atkasi priežastis, mes galėsim pakalbėti, bet kaip ta reakcija, nes atrodo, gyveni, skubi kartais, kažką pamiršti ir gauni tokį žinią. Kaip tau daktaras pasakė? Sako, Mario. Aš prisimenu, kai man tai prasidėjo, aš važiavau mašiną ir kažką tai... Kas prasidėjo? Man prasidėjo kažkas taip, koja pradėjo nežėti, bet buvo naktis, aš vairavau iš kitos šalies ir man kažko čia kasausi.
kas man ten, žinai, kaip odas įkandas. Aš pradėjau ten kasytis, taip, kas čia yra dar kartelį, jaučiu, kad ten drėgna, šlapia, ar ne, šlapiuoja, ar ne. Man taip keista, bet aš negaliu pasilenkti, vairuoju tamsu, žinai. Aš grįžau namo ir pasižiūrėjau, kad ten nusidraskęs ir ten, žinai, kai toks, baltas skystis, ar ne, kaip, ne. Man taip keista, aš nuėjau tenais pas daktarus, antibiotikai, tepaliukai, kaip ir biškutuko apstojo. Ir vėl to pačioje vietoje. Po to aš dar, jau po to, aišku, į Santariškės, po to man prasidėjo, tiesiog buvo toks dalykas, kad jis, toks baisus buvo man moraliai, buvo man baisus prieš žmonės, su kuriais bendravau. Kaip sako, geri draugai juokavo, sako, tai ką put pradėjai. Aš, realiai, įsivaizduoju, kai tu žaizdas. Tiesiog, ne votis. Žaizdos tiesiog atsivirinėjo ant viso ranko. Krūtinės veidas. Buvau pas daktarus, einu, žiūri, mane fotografavo tyrimam, sako, nesamatė, nežinom kaip įvardinti, nežinom kas yra. Įsivaizduok, žmogus pūna. Kaip pūna. Kaip raupsai kažkas mums supras? Ne raupsai, nes nespogai buvo. Tiesiog atsiverdinėjo žaizdos, o savaime žaizdos atsiveria. Jo, geriau daug antibiotikų. Bet atrodo, iš nieko tiesiog. Aš kaip prisimenu, buvau pakeitęs savo gyvenimo būdą, pradėjęs sportuoti, rytais geriau sultis, kas man buvo pats didžiausias paradoksas apie sveiką maistą ir sveiką gyvenimo būdą, tai žinokit, aš pusę metų rytais kėliausi 6, geriau sultis, buvau pradėjęs medituoti po tam tikrų gyvenimo įvykių, supranti, sultis gerti, tokį eliminuoti tą vegetarizmą, jo pozityvą, supranti, ir man blogėja. Bet tau, tu iki to laiko buvai pradėjęs, iki lygos. Tai pusę metų aš jau visai kitą būdą. Aš keldavausi 5 ryto, pusę valandos 40 minučių medituodavau, apie 6 išbėgdavau palakstyti ir dar galiu pasakyti, Pilaitės miške rinkdavau šiukšlės palakstės. Geras žmogus? Aš kaifą rinkdama šiukšlės, žinai, ir man toks pakilimas. Aš irgi tai darau. Nuostabu, ir tai labai gera patirtis, tarp kitko visiems rekomenduoju. Ir pūni. Ir man prasidėjo po pusės metų, po tų tokių naujas gyvenimas, viskas šitokio on drive atrodo ir visą tai prasidėjo ir žinai, aš pradėjau, aišku, važiuoju sveikatingumo stovyklas, visą kitą ir aš pastebėjau dar, kai tik aš nuvažiuoju kažkokią stovyklą sveikatingumo, kur meditacijos, ten kvėpavimo terapijos kursus baiginėjau, žinai, visą kitą, aš nuvažiuoju tos stovyklas, man visą laiką paūmėjimas. Visą laiką blogiau, aš taip daryti beleką, grįžti kaip anksčiau į bardakėlį savo, man geriau darosi. Aš tu niekaip negalėjau suprasti. Kodėl aš, tu supranti, galbūt šiek tiek manel, kodėl aš tais mitais apie sureikšminimą, kažko sureikšminimą, aš labai taip žiūriu, žinai, sakau, gyven kaip gyvenai. Su tais kraštutinumais aš juos taip žiūriu ir aš dabar gyvenu taip, kaip anksčiau gyvenau, taip, kai ką pakeičiau savį, bet aš supratau, kad keisdami maitinimą, keisdami ten kažkur kažką, tais jeigu jūs kažkom susirgo, jums tai nepadės. Gal kažkiek tais. Bet tuo mes neišspręsim. Fizikiniais dalykais. Kiti tiki, kad, pavyzdžiui, badaujant išspręs arba ten žaliavalgystė ir taip toliau, sulčiavimu ir taip toliau. Jo. Gal yra tokių atvejų, žinai? Jeigu jie tiki, turbūt čia va. Jo, jeigu jis tiki, bet aš galiu pasakyti, jeigu manęs paklaustų, kas labiau pakeitė, padėjo tai lygai. Kai žmogus pradėjo gerti kažką, tai jis badauti sultis, aš manau, kad pasikeitusi jo būsena. Ar jis nustojo darbą eiti, ar jis išvažiavo kažkokį ilgesnį laiką, ar psichosomatinis markeris, ar fizinis, ar tos sultis, ar tai, kad pasikeitė jo gyvenimas. Va. Bet jeigu mes užsiduotume. Tai pasakok, kiek laiko tu su ta liga vaikščiai ir turbūt tas diskomfortas, nes kažkokie ten, kaip sakyti, nespogai, bet to žaizdo, žinai. Jaunas vyras, pozityvus, medituojantis, gal ir besimeldžiantis, žinai, atrodo, visi atributai, visas om. Visiems dievam meldžiausi ir Hare Krishna ir ko. Ir kiek laiko su tuo buvai ir tas žemiausias taškas? Tikėjai, kad pasveiks? Aš netikėjau, kad aš sergu. Aš neįsileidau tos žinios giliai savyje, į tos aukos tokios, to patikėjom, kad aš sergu. Ne, čia yra, aš nesutikau su tom, kad čia yra kažkas, kažkokia tai klaida, kažkas netaip, nes viduje kažkoks tikėjimas buvo. Tai hormonus geriau 7 metus,
7 metus. Išrašė daktarai, ne? Jo, hormonai padėjo, aš dabar žinau, ką daro hormonai. Jie iš tikrųjų padeda, bet jie neišsprendžia. Jie padeda mums gyventi su ta liga, bet jie negydo, ar ne, kai sakykime. Jie yra labai geras instrumentas, ačiū farmacija, yra tam tikri dalykai, kur labai tikrai, bet jie negydo, jie neišsprendžia. Bet galėjai gyventi, Jo, aš galėjau gyventi, aš galėjau ieškoti atsakymų ir tada aš be abejo nėriausi tos visus mokymus, važiavau sveikatą, važiavau ir į šalimais esančias šalis užsienio. Tuo metu draugiškesnės jos buvo, dabar nebe tokios draugiškos. Ir stažavausi tam tikrose žinomų žmonių klinikoje ir mokiausi, periminėjau, nes visą tai dariau tam, kad rasti atsakymą, kad pasveikti, kad suvokti, kaip veikia tas organizmas, kad suvokti, suprasti tą priežastį, kodėl atsiranda vienas ar kitas dalykas, kaip mes dainame kitos ligos. Ar ne, bet visi šitie dalykai. Tas turėjau tokį nuostabų mokytoją, kuris man pasakė, kad lygų nėra. Man sunku buvo jom patikėti, kad yra kažkoks pakeitimas mūsų kūne, kuris visą laiką turi priežastį. Po tą priežastį, sako, pakeitus. Tai yra tiesiog pasiekmė, ar ne? Tai va ir nėra reikalo ten labai kovoti, tai aš niekaip negalėjau sutikti. Mano ta paradigma negalėjo nulūžti ilgai tas failas, bet aš šiandien dienai galiu pasakyti, kad jo bet kuri liga tai yra adaptacinis kūno mechanizmas, tai su kuom nesusitvarkė, su kažkuom tais, kas vyksta santykė su mano gyvenime. Visos ligos yra iš gyvenimo, jos nėra nei vienos iš maksimos, nei viena nesivalioja ant žemės, kaip sakant, niekas tau jos... Maksimum už reklamą nemoka. Jo, bet aš... Gaila, vadybininkai nesiekit. Kad visi tie mūsų pakeitimai fiziniam kūne yra iš mūsų gyvenimo, iš to, kas vyksta, mūsų aplinka, santykis, praradimai, kažkokie pasikeitimai, staigus, dramatiškai, visą tai jungia kažkaip. Ir tada tai yra mūsų kūno adaptacinis mechanizmas. Jis įpratęs yra vienaip ir jis bando adaptuotis kartais ir, va taip pat yra. Ir kartais tai savaime praeina, kai mes adaptuojamės. Bet yra žinoma, kad maži vaikai iš daugelio ligų išauga tiesiog. Ne, šeimoje, po to pradeda eiti į mokyklą ir jie išaugo, ar ne, nes jis ant kito energetinio lauko daugiau pradeda būti. Tai vat. Žemiausias taškas, nes aš atsimenu Facebook'e, berods, neminėsiu vardais, nes neatsimenu, kas sako, gal Liudas tas pats, pasimelskim už Marių. Ir aš atsimenu, kad aš tave buvau matęs, žinai, ir aš jau tau nuoju, kažkas labai blogai, nesako kas, bet pasimelskim, žinai, visi. Ir kaip supratau, kad ne kas buvo. Tuo metu, tarsime, tai po kiek laiko, kai jau pradėjai eiti į tas Santariškes, viso to po kiek laiko jau buvo ta situacija, kai tu jau, turi tą, nežinau, lovai gulėjimą, viskas, kaip tai atrodė? Ar sąmoningas buvai, nesąmoningas, žinai? Kas vyko? Tai vat, kai tuos tyrimus darė, kai mane fotografavo, aš pasirašinėjau sutikimus, kad, tiesiog sutikau būti tom tyrimų triušio, nes medikai ir vadovas, Santariškiai buvo, mes tai bendravom įdomiai, su skyriaus vadovu, tiesiog jau taip užžeidom, žinai, vien random, kad aš jau ne pirmą kartą ten buvau, jie mane fotografavo, kad, sako, naudau tyrimams siūsti kažkur tais, nes kažkoks keistas dalykas, kur nelabai matytas, ar ne? Ir aš kai sakau, man atrodo, kad man būtų buvę lengviau, aš būčiau žinojęs diagnozę, aš nežinojau jokios diagnozės. Tiesiog, ar ne? Ir kaulų čiulpus ėmėm, viską, kas įmanoma, viskas buvo padaryta, kaip ir viskas yra gerai. Ir buvo taip, kad jau dabar kažką tai simsimės daryti. Ir žinau, kad buvo Velykos, čia tikriausiai kokie 2015 metai, gal 16. Ir man ateina seselė ir sako, mes tave išleidžiam. Ką tai reiškia? Ir man tada toks paniškas juokas buvo. Aš sėdėjau palatoje, buvau vitipinėje palatoje, vienas buvau. Ir man toks, žinai, toks paniškas, toksai, žinai, toks atrodo, verkt, nusimint, o aš toks juoktis. Aš sėdžiu, juokiuosi ir aš suprantu, kad, Paleidžiam, tai reiškia viskas. Paleidžiam tada, kad, ne čia reikia, ne čia reikia. Nes, statistika, aš suprantu visą kitą ir suprantu, kai negu statybininkas, kai kažkas įvyko ir nežino, ką daryti, jis bando nusiplauti rankas, ar ne, tai yra normalu, tai yra žmogiška savybė, ar ne.
Ir aš tada prisimenu, grįžau namo ir man buvo tas toksai, žinai, kad čia jau nebejokai, čia jau iš tikrųjų nebejokai, žinai. Jeigu net nusprendė santariškis nebegrįžti. Čia kokie buvo 2011-2012 metai, ar ne? Sakykime, 15. Tai čia po to ta krizukė, bet vat, tenais dar buvo. Ir iš tada, nu ką, aš pasiėmiau tos hormonus ir geriau, nes dėka jau galėjau gyventi. Žinai, ir galvoju, ieškosiu. Tai sakiau, važiavau ten, į Indijas, viską bandžiau, bet bandau nustoti gerti, vėl negerai. Bet žinai, va, verslas, lėkimas, va, tas gyvenimo įsisukimas ratas, kad mes neturime laiko savo. Ir žinau, kad buvo tie, va, būtent tada 15-16 metų naujieji metai. Švenčiam naujus metus, man visai nelinksma. Aš nuėjau 12 mėgoti. Ir aš supratau, kad, aš mačiau, kad aš kūstu, man blogi, aš einu. Nyksti. Jo, o jėgų rasti, ieškoti sprendimo negaliu. Ir aišku, jau biškutuką aš domėjausi tą kažkokią psichologiją ir taip toliau. Ir supratau, kad žmogus atsidūręs situacijoje, kai nebėra išeities, tik tada jis dar turi šansą rasti sprendimą. Tik tada. Kol jis turi aš nežinau kaip lietuviškai pasakyti, kažkokį pasiteisinimą. Kol jam moka bedarbystės kažkokią stipendiją, tol jis dar neįs dirbtis, dar nespręs, bet kai viskas, badas ir išmes tave iš namų, jis tada mobilizuojasi, jo galios įsijungia vidinės, apie kurias jis gali nežinoti, ir jis gali rasti sprendimą va šitaip. Čia kaip sakant, nemoka plaukti, išmetei, nenorėsi mirti, išmoksi plaukti. Nėra kito šanso, ne? Ir tada aš priėmiau sprendimą, bet tada atsikėlęs kitą dieną aš priėmiau sprendimą. Atsisakau hormonų. Po tų 7 metų. Čia buvo po 4-5. Po to buvo dar, bet va čia tas toksai mano buvo, kad aš supratau, kad aš nieko, aš vis rasiu pasiteisinimą, dabar reikia tą, čia reikia gal į darbą, čia reikia kažkokį, vis kažkur kažką reikia daryti, vis dar atidedu. Ir aš supratau, kad, ten nieko nebus. Dar gerai 2 metai, maksimum viskas. Nes aš jau prabuvau 3 metus, 4 prabuvau. Ir mačiau, kaip po truputuką blogai eina. Aš priėmiau tą sprendimą ir visiškai atsisakiau hormonų. Ir sakiau taip. Arba aš rasiu sprendimą, arba šakės. Bet aš maksimaliai pabandysiu jų surasti. Be tų atidėliojimų galbūt, arba kažkas gal ten mane, ne. Bet tiesiog priėmiau tą sprendimą, jis buvo sunkus, bet jis davė viltį, aš supratau, kad tik tada, nes kitaip niekaip nebebus. Jau buvau ir mokslus, ir ten atsimokinęs. Žinai, ir viską išbandęs, ir pas daug žmonių buvęs, ir su ta pačia jo šamanai, bobutės, bioenergetikai, netgi sakau, dietologai kokie. Ir Maskvoje pasirimtų žmonės, netgi kurie su psichosomatika aparatūras, kurie turėjo tyrę visokie dažnių terapijos. Vienu žodžiu viskas, ar ne? Daug pinigų išleidai tam? Oi, viskas buvo skirta tam. Net prisimenu, va tada po to įvykio, kai nusprendžiau, ar ne, kai buvo visa duobė, netgi nusprendžiau ir butą pardaviau savo. Nors jis bankui buvo, bet ten didelė suma man dar liko apie kažkiek tais tam, kad negaliu dirbti. Aš sakau, paskirsiu viską. Sakau, būsiu sveikas, nusipirksiu butą. O jeigu aš mirsiu, nachrin man tas butas. Vis tiek, aš pastačiau viską, kas įmanoma. Išleisiu specialistam, žodžiu. Jo, aš pabandysiu. Aš išnaudosiu visas galimybės. Ir kai aš nustojau gerti hormonus, prasidėjo tada visos turbulencijos, prasidėjo labai smarkiai, dar labiau kūst pradėjau, buvo psichika, aš nežinau, man vėl, aš nežinau kaip pasakyti, bet įsivaizduoju, kad visas kūnas yra žaizda. Visas kūnas viena žaizda. Ir nebuvo ant kaklo ir kažkodėl ant veido nebebuvo ir rankos čia. Visas kūnas žaizda, tiesiog, ne visur atviro žaizdos, bet būdavo apsibintavęs, ten vaikšto visoks, ar ne. Ir aš pamiršau, labai šaunu, mes su turim sprendimą. Ką reiškia sprendimo priėmimas? Aš priėmiau tą sprendimą ir aš pamiršau, tai tęsiasi gal kokį mėnesį, 2 gesau, aš jau nebevaikščiau, kokį 2 savaitės. Ir buvo toksai metas. Aš pamiršau, kad aš galiu grįžti į gyvenimą vėl pradėdamas gerti hormonus. Aš pamiršau net.
aš antiek eliminavau šitą galimybę, kad pas mane jos nebeliko psichikoje. Man, aš kai dabar prisimenu. Ir buvo taip, kad, gal kažkokias 2 savaitės nebevaikščiau, prisimenu, labai dėkoju savo kolegom, su kuriais kartu mokiausi, jie man statinėjo lašelinas, aš netgi dasikasiau, gal žinot, toksai Neumovakinas. Yra toksai gydytojas, kuris Baikonūre vyr gydytojų dirbo ir 30 metų visus kosmonautus atgaivindavo už kosmosą. Aš netgi tam tikrų preparatų iš ten atsisiunčiau, gavau, man draugas verslininkas, kur fūros važinį per fūristus įdėjo, tenais iš Rusijos atvežė, aš juos čia lašelinės dariausi, ten būdavo temperatūra iki 41 laipsnio kyla. Ten tu krataisi pusę nakties, kur valo visą kraują, kraujagyslės, kur visą organizmą, kai kosmonautai grįžta, jos išvalo. Ten sumokėjau brangiai iš tos preparatus, bet dasikasiau gavau ten, per Maskvos, kur mokiausi per tas klinikas. Jie nelegalūs, nepardavinėjami, bet, yra tokie dalykai, žinai. Aš jau ant visko, žinai. Tai vat yra kolegos, tu pažįsti, Aloizas labai irgi dėkingas, jis važinėjo kas 2 dieną, man statinėjo lašelinės 2 savaitės iš eilės ir kai visą tai po to įvyko taip, kad mano kraujagyslės sudegė iš vidaus ir nebebuvo įmanoma padaryti lašelinių pastų, mes badom, viskas, kraujas nebeteka jau buvo taip, nes mums sakė, po to tik sužinom, kad atsargiai negalima, mes tą maksimalų tokį padarėm, ten viską išdegina, vidui organizme, kas nereikalinga. Čia viskas buvo kova, žinai, kova su ta liga, kuri yra ir taip toliau. Niekas nepadėjo ir tada aš labai nuleidau rankas, jau supratau, kad jau viską, žinai, pamiršau. Nebevaikščiau tualetą, valgyti ten atneždavau, tai valgau, tai nebevalgau, jau toksai, žinai, buvo 2 savaitės. Ir kai, sakau, domėjausi, buvau išmokęs tų tokių praktikų, kur tam kūne buvo nebeįmanoma būti, jisai skauda, jis kančia, pabandžiau tų antidepresantų, man išrašė tų nuskausminamųjų, tų tokių, tų baisių. Aš pabandžiau porą dienų, biškutuką geriau, bet aš supratau, kažkodėl vis tiek tas tikėjimas, kad aš gyvensiu, kad jie negerai bus, narkomanas tapsiu, nieko gero. Aš juos atsisakiau ir, pasilikau tą iškentėtą kažkaip kančią, žinai. Bet išmokau dėka to tokios praktikos atsijungti nuo kūno. Aš kažkaip pakibdavau, žinai, žiūriu į savį iš viršaus. Ir kol aš čia viršui, man neskauda. Ar ne? O ten guli tas kūnelis, reikia į tualetą, ar ten valgyti atneša švilį tą kūnelį kažkaip tais. Atsidurime, kaip čia negerai, nepatogu, ar ne? Ir kažkaip taip buvo. Man, aš radau būdą, kaip išsivaduoti iš tos skausmo tokiu būdu. Ir sakau, kažkur tai vyko kokias 2 savaitės, gal 3. Aš, nesuprasdamas to, man tiesiog, tai irgi buvo būdas išgyventi. Ar ne? Šitokį buvau susiradęs kažkokį keistą. Ir vieną kartą buvo, vieną naktį, kad aš taip vis ten pasikabinu, žinai, ir kabu, žinai. Ten tas kūnelis guli, ten jiems skauda, bet aš ne ten ir, man labai gerai, man komfortiška, aš galiu ir pamiegoti ir visą kitą. Ir vieną kartą pajutau, kad aš viskas, aš išeinu. Miršti? Aš išeinu. Aš tolstu nuo ten, visą kitą, man prasidėjo Iš tikrųjų, kai daug kas pasako, kas klinikinė mirti, kad iš tikrųjų ta šviesa ir kad ten labai labai gerai. Ir man, baigėsi kančios tokiai, žinai, nieko stengtis nebereikia daryti, savaime viskas vyksta. Toks, tikrai yra labai 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 gerai. Aš supratau, kad tai yra gerai tada, kai aš nesilaikau savo kūno, nesitapatinu su ta fizika, su tom fizinio pasaulio, kai aš jo nelaikau, kai aš nebijau jo paleisti, aš jau savaime buvau jo. Nes man ten jau sunku buvo. Tai man, toks kaifas buvo, toksai skrydis, aš nežinau, tai neįmanoma tikriausiai, fiziškai nieko negali sugalvoti, ant kiek tai subtilu ir faina. Ir kai tas prasidėjo, man, taip gerai, plotis erdvė. Ir man tik tai tokia mintis, kad tu niekada nebebūsi mažas. Tu niekada nebebūsi tas, kas buvai. Ir man tada toksai, ten viskas gerai, kur einu, kur išslysto. Bet tu niekada nebūsi tas, o man toks, kažką turiu daryti. Žinai, toksai, kai eini miegot ir žinai, kad krano neužsukai. Turiu grįžti ten kažką daryti. Ir man toks, aš dar toks pabijau, gal, turiu daryti, ten daug nepadarytų dalykų yra tam gyvenime.
Va tam kūne, va tas Marius daug ko nedadaręs yra. Ir aš pargrįžau ir, žinai, taip, aš, tokie atsigaunu, tokį, ir tam kūne vėl skaudu ir aš tada, man ašaros bėga, žinai, skausmas, aš po tos patirties, žinai, aš apsirengiau, tai buvo 4 nakties. Žinau, kad tai buvo gal koks vasario, gal jau kovo pradžia, bet buvo pūga. Smarkiai smurka, pūga, tamsu 4 nakties. Aš apsirengiau su ašarom, vos galėdamas, tiek nevaikščiau, žinai, čia gintai kažkokie, čia tamponai krenta, limpa viskas, bet aš apsirengiau ir išėjau į lauką. Ir aš toks vos judu ir sakau, aš gyvensiu. Ir man buvo tas, žinai, atsiviršau kalbų, man dabar visą laiką taip tas grįžta toks, aš gyvensiu, ta pūga pučia, aš gyvensiu, einu ašaras bėga, aš gyvensiu. Ir va tokia, atsiprašau, toks, va ta būsena tokia buvo, žinai. Ir aš pradėjau kiekvieną dieną lakstyti, tai daryti, kartuoti savo ir aš pradėjau kilt. Kilt. Ir aš taip pasakiau, sako, kaip pasakysiu, aš nežinau. Aš atsikėliau naktį 4, va taip va buvo, pasakiau, aš gyvensiu. Viskas, aš grįžtu, užtenka, viso. Ir pargrįžau. Tai be abejo grįžinėjau, dar ten visokių tyrimų bandžiau, bet aš nusprendžiau grįžti prie hormonų. Viskas, nėra kito gyvenimo, mano tikslas, aš grįžtu ir nueina, kad tam be hormonų. Aš jau tada jokių ten kažką padaryti, viskas iš šona. Aš grįžau vėl, supratau, kad reikia man tų hormonų, kad aš galėčiau, bet dar labiau susikoncentravau. Ir kiekvienas turi savo prasme. ja, Kažkam kelionės, kažkam pirtis, kažkam dar kažkas, kiekvienas savo. Aš net nustojau gaišti laiko ant tų kelionių, patinka, važiuosiu gal už mėnesiuko trumpam šiek tiek, bet žinai, čia ta kelionė yra, pati žaliausia yra. Bet tu nemedituoji. Specialiai. Kai aš kažkada buvau pradėjęs medituoti, turiu irgi dar kitą draugą, aš turėjau labai daug mokytojų, draugų buvo supo mane, iš kurių labai daug ko išmokau ir čia vis skirtingo kažkokį prisiminimą, aš nežinau, kad aš kai kažkada pradėjau medituoti, kai susirgau ar ne, kai ten sakiau, kad ten lakstydavau ir visą kitą, sakau, medituoti pradėjau, taip žiūri mane ir sako, man visas gyvenimas meditacija. Sako, aš žolę pjaunu, medituoju, aš einu gatvę, aš medituoju. Aš pradėjau to mokytis, pavyksta faina, iš tikrųjų galima tiesiog gyventi ir medituoti. Mėgstu susirinkti, išsitrinti nereikalingus dalykus iš savęs prieš kiekvieną žmogų, su kuriam ruošiuosi bendrauti. Prieš terapiją mėgstu tas 5 minutės, 4, 7, kur ir tave mokinau, tas tokia savihipnozė biškutuką, kad labiau pajusti lauką, erdvę, ir tuo pačiu jausti kitą žmogų, kas ten yra, be tų žodžių dar, kas yra už tų žodžių dar ten. Tai šitą mėgstu pasidaryti ir taip jaučiu kartais, kažkaip jau, aš tiesiog randu ten tas 3-4 minutės, 5. Vidinis mano vandenynas susiharmonizavo, susikalibravo ir aš tada vėl einu. Tai man šiandien dienai to užtenka kažkodėl. Ar atradai tą priežastį? Dėl ko? Taip. Atradai. Taip. Ne viešumai? Puikiai. Viską galiu atvirom kortom. Atradau ne tik savo ir savo draugų, nes kai prisiliečiau prie to, kaip buvo pradėjo, kai sakau, tas suvokimas atėjo irgi naktį, man 2 valandą nakties stovėjau ant sienos, važiuoti į Lietuvą, kažkokia eilė didelė buvo ir klausiausi paskaitų, ištisai paskaitos, iš tikrųjų, ištisai gilinimasis kažkoks buvo. Ir kai man susivedė tas puzlė, ta priežastis, pasiekmė, plius minus, aišku, tai buvo tik pradžia, tik tas suvokimas, dar ten po to labai daug dar žinių, dėlionių ir dabar be abejo praktika ir visą laiką, kiekvieną dieną kažkas pasipildo, kažkas kitaip, nesakau, čia nėra taisyklių, čia pas kiekvieną skirtingai. Aš sušukau mašinis įdėmas, Aurika, aš dabar supratau, aš pagavau, dar nieko nežinau, dar nemoku, bet atėjo tas suvokimas ar ne. Tai jo, didelis kalties jausmas. Aš labai nuvertinau save po tam tikrų įvykių versle ir šeimyniniam gyvenime. Skyrybos? Jo, skyrybas, sakykime, sūnaus praradimas.
aš nuvertinau, kad aš blogas žmogus, verslininkas, tėvas, vyras. Aš labai giliai tai išgyvenau, laikiau savį. Noriu pasakyti, kad stiprų žmonės laiko savį ir tai yra jų silpnybė. Silpni žmonės eina, verkia, išgėrė zanjam. Jis nesusirga. Stiprų žmonės, va čia visiems stipriems žmonėms kitiem, nelaikykit savį. Stiprybė, ta stiprybė, kai mes ją nukreipiam į save, mes patys save nužudom, ar ne? Nes stipri mintis, stiprus ketinimas, ta pasąmoninė mintis, ar ne, programėlė, nukreipta į save, lygiai taip pat kaip išorėj gali, fiziniam pasaulyje, lygiai taip pat nukreipta į save, mes patys save suvalgom. Man tai buvo, kai sužinau, kad tai yra autoimuninis susirgymas ir kad tipo organizmas pats save naikina. Ar ne? Tai čia tas organizmas mano, jis man priklauso, jis mano valią klauso. Jis mane naikina fizikiniam lygmenį tik todėl, kad aš viduje save pradėjau naikinti ir neigti save dėl kažkurių tais... Kaltinti. Jo, kaltinti dėl kai kurių savo poelgių, tai kas gavosi, aš irgi kažkada, taip sakant, jau maniau, kad aš esu teisus. Žinai, visko būdavo ir po to, kaip iš kitą suvokiau, kai gavosi ne taip, kaip aš noriu, rezultatas aš labai nuteisiau save. Aš tas strėles, tą vidinį pyktį nukreipiau į save, nusivylimus tuos. Ir tas organizmas tiesiog atreagavo į tai, kas vyksta mano psichikoje. Ir užtat aš sakau, kad viskas, kas jūsų kūne, tai yra adaptacinis mechanizmas, su kuom nesusitvarkė psichika. Taip adaptuojais klauso. Mūsų kūno kiekviena ląstelė, kiekvieną sekundę girdi ir klauso manęs. Aš ne tik tais tas kūnas esu, ką aš kalbu apie save, galvoju apie save, santykėje su kitais žmonėmis, su išoriniu pasauliu, mano psichika tai vykdo, mano valia, mano tas. Užtat čia tas yra labai svarbu ir kai tam yra didelis rezonansas, kai mes užsigniaužiam, kai mes einame tą kančią ir jinai nukreipta, tiesiog mūsų kūnas pradeda labai irti. Ir be abejo, oda, kai sakau, tai yra santykis su išoriniu pasauliu, kaip sakiau, buvo žaizda, aš buvau nuteisęs tą pasaulį, kai jis negeras čia viskas ir taip toliau, ir nukreipiau save dar. Tai tiesiog tai buvo fizinė išraiška mano minčių ir jausmų rezultatas. Tik tais noriu pasakyti, kad kiek daug gali žmogus su tavo vidinė jėga. Ir labai svarbu, kaip mes nukreipsim tą jėgą. Nukreipęs į save, gali būti taip, kaip man buvo, ar ne. Nukreipus į kitą gali. Mes turim tą jėgą, davai kūrybinį potencialą, kažkokį, ar ne, su jėga kaip ir su peiliu labai atsargiai. Su peiliu galime ir duoną papjaustyti, ir žmogų papjauti, ar ne. Pats peilis ne prie ko, mes turim tos visi jėgos, kad su ją reikia, su tą energiją, naudoti ją taip. Jausti, kur nukreipiam ir ką aš darau, koks ten ketinimas mintis įdėta. Tai, manau, tai svarbu. Ar galim nuraminti medituojančius, visus ieškančius meditacijų sodybose laimės, džiaugsmo, kad tai buvo tik sutapimas, kad tau tai prasidėjo ta liga, pradėjus gyventi, keist gyvenimą. Čia jau tarsi pasiekmė buvo prieš tai, turbūt visų minčių ir netgi tie visi meditacijos dalykai, sveika gyvensina, nepadėjo tau. Aš jums pasakysiu, kodėl man būdavo paumėmiai. Aš galiu tai paaiškinti, aš labai daug dalykų šiandien dienai galiu paaiškinti, aš labai džiaugiuosi. Pas mane buvo, davai tai vadinsim biologinių konfliktų, ar ne, psichosomatikoje, ar ne, tas savęs nuteisimas. Bet kai aš gyvenu gyvenimą, tai yra pasąmoniniam lygmenį, tada dominuojantis elementas yra mano protas, tai yra beta bangos, pasąmonė su alfa teta vibruoja, ne? Aš nukreipiu savo dėmesį į gyvenimą, mažesnis rezonansas yra to, kas yra pasąmoniniam lygmenį. Kai aš atsisėdu ramiai ir medituoju, mano protas jungiasi ir lenda labiau reiškiasi tai, kas yra pasąmoniniam lygmenį. Jeigu mes turim velniuko ir kažkokio tai dalyko, gilesniam, medituojant tai gali lyst labiau, kai jau yra, ar ne, aš tiesiog taip aiškinu, čia yra ir mokslas, ir davai, fizika, vibracija, bangos, ar ne, tai galima, ar ne. Užtat, kai aš nurimdavau, kai aš sėdėdavau, ar ne, mano protas nurimdavo, ten antiek buvo daug, sakykime, to mėšlo, tų konfliktų prisirinkę, to nuteisimo, antiek
smarkus randas buvo tas, ar ne, kad jis iš karto imdavo ir tada reikšdavosi. Kol aš protą einu kažką darau, tai šiek tiek į antrą planą. Ar ne, tai paaiškinama pagal biologinius smegenų mūsų fizikos darbus, kad tai yra tie konfliktai, tie mūsų išgyvenimai, jeigu mes jų neišsprendžiame, yra nustumiami į pasąmoninį lygmenį ir ten turi kaupiamai dalyką, ar ne? Nustumia, tu dabar turi pavalgyti, padirbti, briedį pagauti, taip toliau, dabar ne, tu nurimsi, tada padarysi. Kai turėsi laiko, tada išspręsi tai. Ar ne? Tai vat man buvo taip, užtat čia meditacija pati ne prie ko, čia yra tiesiog tas mūsų kūno, psichikos, tarpusavio ryšio veikimo principas. Ne, va tai, va tom paaiškinti. Dabar, jeigu jau supratom, kad pridarėm gyvenimą savo, buvo tų sunkių įvykių, negatyvių minčių, taip? Ir jeigu suprantam, kad kažkaip, o gal dar liko, kas galėtų būti tokia emocinė higiena, kaip mums išsivalyti nuo to? Gal teisiausi, pykau, prakeikiau kažką, žinai, pykstu gal dabar, kaltinu. Ar yra kažkoks čia būdas patirti tą emocinį lengvumą, kaip čia pasakyti? Aš siūlau, pabandyk Sauliau irgi, bet sakau, jeigu tu ant kažko pykai ir manai, kad tu pykai. Pavyzdžiui, ant savęs. Arba ant gyvenimo. Žinau, sakau, mes ant kitų žmonių pykstam ir ant šito pasaulio pykstam lygiai tiek pat, kiek pykstam ant save. Lygiai taip pat yra, aš kitą žmogų galiu mylėti tiek pat ir nedaugiau, kaip myliu save. Gerbti aš galiu kitus nedaugiau, nei gerbiu save. Nes, tiesiog negali. Tai jeigu mes ant kažko pykstam, tai be abejo pykstam ir ant savęs. Aš labai mėgstu tokį atradau dalyką, paskutiniu metu bendraudamas su žmonėm, kad visiems noriu pasakyti, jūs visi esat labai labai geri ir jūs šitam gyvenime nepadarėt nieko blogo. Jūs, kad taptumėt blogi. Jūsų veiksmas galėjo būti blogas, poelgis blogas, bet ne tu. Atminkit tai. Jums neįmanoma tapti blogiem. Jūsų veiksmas, jūsų žodis gali būti blogas. Bet jūs visą laiką galite atšaukti ir pataisyti. Jūs kaip būtybė, dvasinė, fizinė, jūs niekada nebuvot blogi. Jums neįmanoma būti blogiem. Jūs tik galvojat, kad tokie. Bet jūs realiai niekada nebuvot blogi. Jūsų veiksmas nereiškia tu. Tavo veiksmas, tavo žodis, tai nesi tu. Ar ne? Tai gali būti emocija, užlips kažkas ant kojos, aš galiu nusikeikti ir pasiūsti. Ne? Ta, kuris užlipo. Tam yra priežastis, ne? Ir mano tikslas nebuvo tą žmogų įskaudinti. Bet jis galbūt įsiskaudino. Aš neturėjau tikslo padaryti blogai. Ar ne? Pats iš savęs, iš esybės. Ne? Bet gavosi šitaip. Bet aš galiu atsiprašyti tada. Aš netapau blogas žmogus, jeigu kažką pasiunčiau. Netapau. Mano veiksmas taip negražus, netoleruotinas, aš galiu atsiprašyti, bet aš kaip žmogus netampu blogas. Ir bet visi, kas kažką manome, kad padarėme labai gerai, ir ne, tu kaip žmogus blogas netapai. Tavo poelgis blogas, keisk poelgį, daryk išvadas. Atsiprašyk. Atsiprašyk jo. Jeigu įmanoma ištaisyk. Ir kuo greičiau, to geriau. Klystam visi, pasiunčiam vienas kitą visi, padarom, visą laiką tai darom iš kažkokio tai gero, iš geros intencijos kažką darom, bet žiūrim, kad ne kaip gavosi. Ištaisykim, atsiprašykim, ar ne, arba atleiskim, kai vyksta, kai kitas žmogus, ar ne, bet kuris žmogus, ar tuose pačiuose santykiuose, sakykim, žmona nori gėrio, o vyras kažkodėl įsiskaudina, ar ne, tai ta moteris jinai norėjo gero, bet, pas tave kažkoks kitoks suvokimas buvo, ne. Atsiprašykim, netempkim, netidėliokim ir nelaikykim, va tie, kai daro stipri žmonės, mano savo tiesos. Nereikia laikyti savo tiesos. Da šiandien viena tiesa, rytoj kita, poryt trečia, tos tiesos keičiasi. Tai vat nesilaikykime, ne, laikykime tos, kuri padėjo man būti laimingam, sveikam ir geriausios santykiuose, o ta tiesa tegul ir būna. O tai, kurie verčia ten įsitempus vaikščioti, žinai, ar laikytis, nieko gero iš tos tiesos. Iš šiukšlių kibirą, aš kai sakau. Atėjau, prisidaviau, rankas pakėliau, aš kvailas, durnas, atleisk, jeigu galėjai, negalėjai, neatleisk, aš vis tiek tave myliu. Visai ramiau. Dar kelias dalykus aptarsim. Nenoras gyventi.
Galima sakyti, kad nenorėjai gyventi su to kaltu. Nebenorėjau taip gyventi. Su kančia? Su kalte? Ar su istorija? Nu, tada, kai aš sužinau tą diagnozę ir kai sakau, kad tai vyko po pusės metų, kai aš pakeičiau gyvenimą, man atrodė, kad aš po tų sunkių įvykių iš gyvenimo, ar ne, kad jau praėjo, aš atsigavau ir jau tipo nusprendžiau, ten eiti kažkaip kitaip. Medituosiu, sakai, medituosiu, atleidau savo. sportuosiu, maitintis kitaip pradėsiu, nusipirkau dviratį, darbą pradėjau su dviračiu, nu, kažką keisiu savo gyvenime, ar ne? Bet tada aš nesupratau, kad noriu visiems pasakyti, daugelis sako, ai, tai buvo prieš 5 metus, tai buvo prieš 10 metų, aš jau pamiršau, aš atleidau. Noriu pasakyti, kad tam tikra mūsų dalis turi visai kitokį veikimo principą. Ten nėra senaties terminų. Viskas, ką jūs dramatiškai išgyvenot, stresinat, jeigu jūs to neišsprendėt po 3 dienų, o tai plius minus, ne, ten kažkur kažkas tai sėda ir turi tokį kaupiamąjį poveikį. Ir tai neturi senaties termino. Yra, man atrodo, Sviešas labai puikiai rašė, ten nuostabus gyvenimas, pamilk savo ligą, aš ten labai daug visokių skaičiau, jis kaip indas, jisai kaupėsi ir perdė per kraštus, va čia ir yra ta liga, kad sako išsivalyti tipo. Tai, šiandien dienai, kadangi aš gilinuosi daugiau tą ir mokslinius dalykus, ir tą psichologiją, tuos visus, kaip vyksta, tai pasąmoniai tie mūsų konfliktukai, neišspręsti dalykai, jie kaupėsi ir jie pradeda eiti per kraštus. Ir toks dalykas, kad tai pažinti, tai yra priverstinis mąstymas. Labai dažnai ateina mintis apie kažką tais. Jis pačios mintis eina. Ir tas meditacija yra labai gerai nuraminti savo protą. Viskas gerai. Bet aš einu per gyvenimą, būna, aš nieko negalvoju, pas nėra minčių, man nėra ką raminti. Visos mintis, daugelis minčių, iš tikrųjų kažkas sakydavo, ar ne, su ten giliai pas Robertą buvę, ne, kad tos mintis nei tavo, nei ne tavo, jos ten kažkur labai iškurta mintis, jos potencialą man teko aiškintis energetinę, tos išmatavimus mokslininko, ne. Daugelis minčių yra iš tavo gyvenimo, pamačiau stiklinį ir pagalvoju, jinai graži, negraži, tai irgi yra mintis, ne, bet tos mintis, kai tu eini ir tau, sako, vis man ta mintis ateina, ne, tai yra priverstinis mąstymas ir jis visas eina iš pasąmonės. Ir tai yra apie tai, kas yra tenais būtent jau sukaupta, ta mano drama, ko aš nedadaręs. Dažniausiai, ko aš nepadariau. Ko aš norėjau, bet nepadariau. Ko aš nepriėmiau kažkokio tai sprendimo, aš pakabinau tai, aš užstrigau, aš nežinau, kaip atreaguoti. Pirmą kartą tau gyvenime mirė kažkoks tai draugas, tu ypatingai vaikystėje mes pakimbam ir ten nėra priimtas sprendimas ir jis dedasi tenais, kol tu kažkada, ir nesvarbu po 20-30 metų, tas sprendimas dar vis nepriimtas. Ir ten renkasi ir ateina mintis ir mes nežinom. O ant jų ten užsidėjo dar visokių kitokių daug dalykų. Mes triukšmą girdam. Tos visos nemigos, kai jau negalim užmigti. Vėlgi yra faina, vaistai yra taip toliau. Negalim užmigti. Darbai nepadaryti, sprendimai neprimti. Aš mėgstu tą tokią metaforą. Įsivaizduokit, durys neuždarytos, kranas bėga, šviesos įjungtos, langai atidaryti žiemą, o tu miegot nuėjai. Kaip tu užmigsi? Neužmigsi. Taip ir čia, tik čia, gyvenime, neatleista, nepykta, laikau savo, kažkur išsigandau, kažkas taip nesuprantu, aš to nesuprantu, taip negali būti, bet tik tai tokie, bet ten visi tie dalykai neleidžia mūsų užmigti, kai jau prisirenka labai daug. Mes tik nurimstam ir tos mintis mūsų sukasi. Tas priverstinis mąstymas, jis yra iš to pasąmoninio, mūsų nesąmoningo lygmens. Padaryk, dabar turi laiko, išspręsk tai. Ar ne, o mes vėlgi tabletytę. Užuolaidas užsitraukė, išsimiegojom ir taip kiekvieną dieną, žinai. Tai bet kažkas apie tai. Šiandienai tu save pristatai kaip psichosomatikos praktiką, nors pilna visko dar mokais aplinkoje, ne? Jo. Konsultuoju žmonės. Kitaip vadini, kaip čia. Padedu rasti išeitį. Jo, konsultuoju, pabandau išaiškinti, pabandau kartais padėti, kartais, žinai, sako, man nežinojimas buvo baisu. Aš pasakau, nes kad man nežinojimas geriau žinočiau diagnozę. Tai kiekvienai diagnozė yra kažkokia tai metodika gydymo. Kai tu neturi diagnozės, tu nežinai, kaip gydytis. Ar ne? Tai man būtų buvę, atrodo, lengviau, yra diagnozė, žinau, ar ne. Tai šiandien dieną aš sakau, pasakykit savo ligą, aš pasakysiu, kas vyksta tavo gyvenime. Kas yra. Ne, plius minus, ne.
nes tai yra adaptacinis kūno mechanizmas, kas vyksta psichikoje. Ne, taip, kad yra plius minus ir moksliniai tyrimai daryti, yra žmonės, kurie gilinasi, domasi, davai alternatyviais visokiais būdais, ne tik mūsų tradicinė medicina. Tai aš padedu žmonėm, vien jiems psichologiškai ar ne, ramiau yra sužinojus, su kuom tai susiję. Ir yra žmonės, tokius mažesnius dalykus, kurie, kažkas skauda, šildau, darau jau metus laiko, ten taip toliau, kartais suvokimas, sako, mažiau skauda. Tu žinai, ką daryti. Bet dažniausiai tai yra ką daryti, būtent tam mano dvasiniam, tam psichologiniam santykiu kažkokiam gyvenime. Keisti požiūrį, aš dar tai vadinu evoliucionuoti savo sąmonės lygmenį. Kiekvienas toks išsprendimas, jis padaro dar keletą dalykų. Ir liga atsitraukia, ir suvokimas yra, ir tu evoliucionuoji savo požiūrėje, santykėje savęs kaip asmenybės, būtybės, santykėje su tuom pasauliu ir visame, kame jis vyksta, ar ne? Tu nebekonfliktuoji. Jeigu su vyru nebekonfliktuoji, su oru nekonfliktuoji, su valdžia nebekonfliktuoji, tu evoliucionavai. Ar ne? Dingsta mažiau baimių, tu mažiau nori keisti tą pasaulį. Tau tiesiog komfortiškiau jame, ar ne? Ir čia ramiau, ir kūnas sveikėja tada. O jeigu yra kažkas nuteista, labai kovojam, prieštaraujam tam, tai yra įtampa. Ir anksčiau ir vėliau pradeda lysti per mūsų fizinį kūną. Kažkaip šitaip. Kas nenorite tiesiog, gal esate priversti gyvenime susitikti su savimi, turite kažkokį klausimą, problemą, tai visą laiką galite susirasti Marijus Lietulis Facebook'e ir parašykite jam, tai gal tai bus jūsų situacija ir jūsų ramybės atradimo, tai tiesiog galite tai drąsiai padaryti. Aš pats buvau fain, bet atrodo, žinai, kartais gali ateiti ir ne dėl lygos, ne, dėl šiaip kažkokio klausimo. Tiesiog pasikalbėti ir iš tikrųjų ateina žmonės, sako, man tiesiog pasikalbėti, ar ne? Kažką atras, supras. Jo, kažkas vyksta, aš nesuprantu ir iš tikrųjų, sakau, visą laiką, kaip sakau, su liga yra sunkiau ją tvarkytis, ne, kad pasukti, kad kažką suprasti ir taip toliau, kai yra pakeitimai tam fiziniam kūne. Aš net nemėgstu ligos vadinti, ne, tai yra pakeitimas fiziniam kūne, su kažkom susijęs. Bet lengviau identifikuoti, su kom tai susijęs, ne? O kai žmogus tiesiog ateina, įsivaizduoja, kaip yra sunku, sako, aš nežinau, kas yra, bet yra blogai. Sakau, kas blogai? Sakau, kokia pagrindinė problema? Aš nežinau ir tas, ir mums reikia tada būtent surasti tą šaknį, žinai, kad ne lapelius tampyti. Žinai, kaip piktžolės yra, lapiukus tampyk auga, šaknytę rasti. Su kom susijęs visą laiką yra nematoma, slepiama. Jis yra giliau ir dar kas keiščiausia ir įdomiausia, kad mūsų psichika blokuoja ir neleidžia mums patiems pasiekti tą priežastį, tą šaknį, ar ne? Nes jis neprileidžia, nes tai yra baisu, dramatiška, ir iš vienos pusės ten yra, kad išspręs, o iš kitos pusės blokuoja, neleidžia prieiti. Užtat yra toks dalykas, kad mes patys negalim su tom susitvarkyti. Mums būtinai reikalingas kitas žmogus, kuris biškai žino psichikos veikimą, kad padėtų apgauti tą, sakykime, protą, kuris neleidžia prieiti. Ir ten yra daug vingrybių, daug visokių, žinai, labirinto, kuriais, kartais pavyksta labiau, kartais nelabiau, bet kažkaip visada pavyksta. Kaip dabar jauties? Gerai. Žinai, atrodo, žinos pusės yra toks dalykas kaip vaikų lyga, žinai, visą laiką žmonės sako, kai, žinai, tai gerai, suaugęs, jau čia prisirinkai visko, žinai. Ir aš nežinau, ar šitą temą gal net neverta liesti žiūrėti, bet aš girdėjau visko, žinai, kad ir tėvai kažkiek atsakingi, ir jų emocijos, aišku, valdymumai, taip toliau, bet aš galvoju, sunkiai tema, gal nelyskim. Mes galim trumpam. Dabar kažką gal tiesiog. Aš tiesiog trumpam, kad... Jeigu vaikas susirgo, būna, aš atsimenu mano vieną pažįstamą, metukai beros buvo, ar du, vaikui tiesiog aulys galvoja, žinai. Ir toks atrodo, ir viskas ten, aišku, ačiū Dievui išoperavo, jis liko gyvas, ir toliau, bet raida sutriko. Ir, būna, tikrai atrodo, už ką tam Dievo tokiam kūrinukui, gražiam, ateina čia. Ir, žinai, tai suprantu, chemija, maistas ten, daug, gal mamos emocijos kažkokios buvo išgyventi, čia daug tų įvykių yra, bet, sunku, žinai. Jo, iš tikrųjų sunku ir aš tikrai labai daug ko nežinau.
aš tik pasidant galiu, ką žinau, tai yra didelis klausimas, ar ne, gal aš kažkada eisiu dar giliau į tuos dalykus, tai yra kelias. Bet tau pasakau, kad nesenai dar kažkokius mokslus baigiau, bet čia dar kažką planuoju, žinai, bet visi tie dalykai nelabai pigiai kainuoja ir, reikia laiko, reikia kartais suvirškinti, brandinti, vesti tą praktiką, ar ne, bet daugumoje, kai tu sakai su Ugliu, aš daug ko negaliu tikrai pasakyti, nes yra daug ko nežinau, bet plius minus tą veikimo principą, ar ne, jau žinau, jį kapstau bet, sakykime, kažkokios tokios, jeigu ne Ugliai, ne tie tokie, ar ne, kaip gimė, ne tie, kur, tikrai, ar ne. Bet labai mūsų, noriu pasakyti tokią mistinę dalyką, kai sužinau, kad kada prasideda vaiko atsiradimas. Mintis? Pradžiai ir ne. Daugelis sutinka šiandien dienai, davai ezoterika, mokslas, jau oficialiai, kur aš mokiausi, kur yra diplomai, kur yra netgi su valstybės palaiminimu jau tie mokslai vyksta, ar ne tai kažkas iš oro. Yra deklaruojama, kad vaiko programavimas prasideda metai iki pastojimo. Nors ir netyčiukas? Metai iki pastojimo. Iki susijungimo spermatozoido. Metai iki. Informaciniam lygmeniui. Tėvų mintise, galvojimas. Angeliukas nori nusileisti iš dangaus ir laukia atitinkamo laiko. Čia tas vadinamas programavimas, ar ne, kūryba jau, ar ne, tos būtybės, kuri tik po meto susijungs per vyrą moterį, prasidės, ar ne tas. Tai tas programavimas, ar ne, tai kas per tuos metus įvyko? Tų žmonių, per kuriuos jis ateis, ar ne, nes tai viskas įtakot pradeda. Mintis, kai tėvai galvoja, nori labai berniuko, o gimsta mergaitė. Nenustebkim, kad ta mergaitė atsirenginės vyriškais drabužiais ir žaisis mašinėlėm. Tai yra viskas iš ten apie tai. Nėštumo periodas labai svarbus užtat, kurie galvoja kurti šeimą, vaikus. Iš tikrųjų, neščia moteris kaip Dievo motina turi būti. O jai reikia dirbti dar 7 mėnesius, kad gautų išmokas. Tai jeigu tai yra... Ir jeigu darbas mėgiamas darbas, bet kiek mėgiamo jeigu jinai nori. Bet kiek mėgiamo darbų yra? Procentaliai, jūs žinai. Kažkaip tai pažiūrėkim, pasimkim atsakomybę, nes tai įtakoja, ar ne, ir iš tikrųjų keičiasi jos kūnas, įtakoja tai jos psichika. Yra tokie, kad galiu pasakyti, kad tas kūdikis, jis viską jaučia, jis viską nuskaito. Būseną jausmus, mamos išgyvenimus, jis nieko nesuvokia, jis neturi dar proto, bet jo kūnas, jo ląstelės jau jaučia ir nuskaitinėja ir įrašinėja jau patirtį apie tai, kas bus, kai aš gimsiu. Jis jau renka informaciją apie šitą fizinį pasaulį, kuris dar tik tais ateis. Jau jo kūne reakcijos nuo mamos, jis jau jas, kaip sakė, jau patirtis įsirašinėja. Tai, netgi šitaip, labai svarbus pas vaiko gimimas be abejo. Kadangi ne viskas... Galėčiau daug kalbėti apie tai, bet gal tikrai net neturiu. Taip. Sunki tema. Jo, tokia, ir ir mamai labai svarbu, kad vaikas serga ar neserga iki 4, 5, 6 metų. 4-5-100% vaikas gyvena mamos lauke ir suvokia šitą pasaulį pagal mamos būseną. Jam mama yra absoliutas. Jeigu mamai gerai, vaikui gerai. Mama pikta suirzusi, vaikas kliks rieks. Kažkas mamai negerai, nes jis yra ant to lauko. Jis dar nesupranta šito pasaulio, jis jo nesuvokia ir jis tik per mamą suvokia jį. Jis jaučiasi saugus, ramus ir sveikas, kai mama jaučiasi saugi. Davai, taip aš sakysiu, ar ne. O tėtis įtakoja mamą, bet per mamą, nes jis jau mamoje prabuvo 9 mėnesius, jis per ją suvokia. Ir po truputį jau ten darželis jis pradeda savo patirtį rinkti. Jis pradeda atsijunginėti, bet tai, ką mama, tas auklėjimas, ką įdegė, ką jis nuskaitė, tuos visus neverbaliai jutimiškai apie šitą pasaulį, kas yra gerai, blogai, saugu ar nesaugu, jau yra jame kaip tas pagrindas, ant kurio dedasi
ta kita patirtis, jau jo pačio išgyvenimai, darželiai, mokyklos, jau jis pradeda savo, ar ne, bet tai, kas ten yra branduoly, labai labai užtat tos būtent vaikystės traumos ir yra tokios, kad, nu, ant jų po to, ant tų strategijų lipdosi žmogaus, davai tas charakteris, formuojasi jo reakcijos, jo ilgesys, kaip atreaguoti, kaip elgtis, jis išmoksta nesimokindamas per mamą. Ar per tai, kas vyksta šeimoje, santykiuose. Man atrodo, mes beveik viską aptarėm. Būtų galima daug kalbėti, bet ką palinkėtum kiekvienam sveikam žmogui, ligotam, laimingam, nelaimingam, kiekvienam, kuris žiūrėjo šitą eterį. Ir gal kažką noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti tokį, dar vieną supratimą. Jų ateina, kaip sakau, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną gali būti po porą, bet tokių. Tai, kas mes esam, aš sauliai noriu pasakyti, yra minimum 3 sauliai. Minimum. 3 kas? Sauliai. Kaip ir vienas saulis, aš sakau, bet tavęs yra minimum 3. Tavo protas, tie tavo jausmai ir kūno pojūčiai. Pabandyk vienu metu būti visose 3. Ir jau bus daugiau tiesos. Mes kartais kažką darom iš proto, kažką iš kūno, todėl kad norim kažką iš jausmo, ar ne. Bet vat juos sujungus, su jais 3 draugiškai, bet vienu metu, mes tada daug ką galim ir atsakymą rasti savy, ir atkasti. Bet jausmas apie situaciją, bet prisimink kažkokį žmogų, kuris tada įskaudina. Pastebėk, laikyk jį paveiksliuką prisiminimuose, jausk jį ir stebėk kūno pojūčius. Ir ten daug atsakymų apie tą situaciją, apie tą žmogų kitokių pamatysi vienu metu. Tai būkite tuose savuose, ne tik dėl kūno kažką darykime, ne tik dėl to, kad ten reikia, nereikia, kažkas pasakė ir visa kita. Ir ne tik, kad dėl drivo kaifo, ar ne, ten. Ne tik rimais tepkimės, ne tik, kad tenais, ten kažkaip gerai pasijausti, ar ne. Visi tie dalykai, kas yra po žmogų, pas mus jau yra visi reikalingi. Kartais vienas ar kitas įsiveržia labiau į priekį. Arba mūsų protas, arba mes kažkokių jausmų norim, arba dėl kūno malonumų jo. Bet kai harmonizuoti vienu metu, visame tame yra geriausiai. Mes daugiausiai atsakymų, daugiausiai suvokimų. Ir didžiausios tiesos matėme taip, kaip yra šitam gyvenime, ar ne? Tokia mažiausiai iškreipta jinai. Mažiau iliuzijos. Galime šitaip. Tai labai dėkuoju visiems, kurie žiūrėjote istoriją, šitą kelionę į 1000 istorijų. Jeigu patiko, paspauskite patiktuką, pasidalinkite. Jeigu turite asmeninių klausimų pašnekovui, rašykite tiesiai Marius Vietulis Facebook platformoje arba kažkur kitur gal bandysite susirasti. Tikiuosi, kad buvo naudinga, naudokitės tą informaciją. Taip pat, jeigu jaučiate, kad turite dar kažkokią nuostabią istoriją, tai pasidalinkite, parašykite. Ir jeigu turite resursų, baldų, maisto, drabužių, juokauju, pinigų, tai galite visą laiką nueiti į 1000 istorijų Patreoną ir įdėti 1 kitą eurą. Ačiū, kad esate. Iki. Ačiū, Mariau.